Aš esu Julija Gasparavičiūtė, gimiau, užaugau Birštone. Kolega pasiūlė savaitgalį padirbėti ir tiesiog aš sutikau, nes norėjau išbandyti naują vietą, kaip ir opciją pasižiūrėti kaip tas. Ir atvykau čia, padirbau, man labai patiko. Dirbu su žmonėmis, kurie ateina pas mus, juos įvedu į tą kelią, papasakoju, kaip viskas turi būti ir ruošimės banketų. Pusryčiai, po pusryčių susitvarkymas, tuomet visos salės išsivalymas. Priklauso nuo kokios staltiesės, kiek žmonių ir visa kita. Ir viskas, susilygiuojam, įsilyginam viską, užsidedam baltas pirštinaites ir serviruojamės. Man patinka tas įvertinimas, kurį išsako žmonės, kurie išvyksta po savo šventės, žodžiu, apkabinimu ir visais kitais būdais. Būna visko, būna ir labai įvairių žmonių. Būna, kaip aš sakau, vieni sunkesni žmonės, kiti lengvesni, kurie iš karto šypsosi, o kiti tiesiog vakaro eigoje atsipalaiduoja turbūt ir tada būna viskas labai gerai. Ir būna taip, kad kartais jau tu žiūri, kad nelabai spėju, tai tada vertiesi per galvą ir bėgi, nes, tokia atsakomybė. Mes kontaktuojam tarpusavį, tai jeigu kažkur kažkam kažkas labai stringa, tada tu bėgi ir darai ir padedi. Mes stengiamės dėl žmonių, dėl šventės. Mane laiko mano Rokas, kuris dabar man kavą daro turbūt, Gintarė vadovė mūsų, Paulius direktorius, kuris turi labai didelę širdį. Nežinau tokio žmogaus, kur tiek investuotų į visą kolektyvą, kad visas kolektyvas būtų kaip vienas kumštis, kuris tiesiog eitų ir visus kitus džiugintų savo buvimu. Gintarė yra mūsų Grandvilos vadovė, administratorė, su kuria mes komunikuojam dėl ateinančių švenčių visų. Tai jinai perduoda mums informaciją ir mes viską ruošiamės, daromės. Aišku, jeigu kyla nesklandumų ar neaiškumų, kas tikrai kiekvieną kartą kyla, tai mes kreipiamės į ją. Po 10 metų norėčiau turėti savo kavinę šiltuose kraštuose ir ten leisti savo jaunystę gražią. Aš palinkėčiau tai nesikeisti, nes mes visi esame asmenybės, mes visi esame labai skirtingi ir mes vieni prie kitų taikomės, prisitaikom ir mylim vienus kitus, gerbiam, kad ir kokie bebūtų.